gali žmogum atvirsti. Tuo tarpu karalius, pačios nebesudraustas, ėmė ir nuvažiavo su vaizbūnais į tą dvarą pažiūrėti. Pažino iš čionai savo pirmutinę pačią, pamatė savo gražiuosius vaikelius ir visas kitas grožybės. Bet vaizbūnai papasakojo, kad jo višta prarijo žiedo akį, o tame žiede buvo vaikinas, kuris viską padarė. Tada sugrįžo visi atgal. Vištą pusiau perplėšė, akį išėmė, pridėjo prie žiedo, prilipo. Ir vaikinas stovėjo gyvas. Paskui vėl nuvažiavo į dvarą prie marių, iškėlė didelę linksmą puotą ir pasiliko tame dvare karaliauti. O tas katinas ir po šiai dienai, kai lipa į viršų, dainas dainuoja, kai lipa žemyn, vis pasakas seka.